Turėjau 2 brolius ir dar 3 seseris. Bet kaime sunkiai vargom. Nuo pat mažens, kai tik jau pabėgė, gyvulius ganyti. Išgeni gyvulius ryte, pargeni vakare, kadangi tėviškės per lauką ėjo geležinkelis. Tai sunku gyvulius per geležinkelį, per tiltą pervest, tai reiškia nuo ryto iki vakaro. Tai pietus ateidavau paleist, kas nors pabūt pas gyvulius, pareini pavalgai ir vėl. Ir vėl tas gyvulis. Kai lietus lydavo, tai turėjau maišus ir iš tų maišų padarai kepurę tokią, įtrauki tą apačią ir ant galvos susidedi. Su tuo maišu apsisiautus ir sėdė prie gyvulių. Tai visas buvo apsirengimas. Buvo labai vieną metą jau didelis ir žiaurus bulius. Bet jis, atvirai pasakysiu, tai buvo juokas. Jis labai mylėjo mane. Jis paimdavo mane ant ragų ir pajudindavo. Ir aš ant jo sprando atsisėdavo ir ragus pasilaikydavo. Ir jis taip pasupdavo, mane pasupdavo, pasuka aplink, pavedžioja ir paleidžia. Nuleidžia galvą, nusileidžia. Ir aš niekad jo nemušiau. Jis man buvo, žinai, kaip koks ypatingas. Ale tikras dalykas, keistas dalykas. Nuleidžia šitaip galvą, aš atsisėdžiu ant jo sprando, į ragus įsikabinu ir jis mane pamokina, kad dabar kabykis į ragus, parodo, pajudina galvą. Ir aš laikausi jo ragus, jis mane pavežioja aplinkui, pasupa ir paleidžia. Žinot, taip, tokios sąlygos buvo. Aš dirbau pašte, telefoninkė buvau. Ir klausykit, bėgau, kai Vilkaviškį subombardavo, tai per pietus, aš dirbau. Paskui bėgau po to į tėviškę, į pakelį sutinku jau važiuojant tie broliai, seserys su vežimu ilgu. Ir sako, kur tu bėgi? Į tėviškę, sako, noriu ir aš. Tai sako, sėsk, kad nori, jeigu su mumis. Ir aš įsisėdau į jų. Nieko neturėjau. Atsimenu, paskutinį kartą, ale koks jausmas, ryte pabučiuoju mamą į veidą, sudėjau. Ale taip suspaudė širdį, kad tos paskutinį kartą. Ir buvo paskutinis kartas. Kad daugiau nematysiu. Ale kaip nujautimas.